Sveiki, šiandien pasidalinsiu su jumis, kaip galite įkelti nuotraukas į apskritimą. Žemiau video rasite nuorodą, galite spausti View Template ir toliau prisijunkite prie savo paskyros ir spauskite Open in Editor. Ir atsidarys štai toks langas. Antrame puslapyje matysite tuščią apskritimą ir čia galite įsikelti savo nuotrauką. Kaip mes galime įsikelti? Tai galime atsidaryti aplanką, kuriame turime nuotrauką, paimkime nuotrauką ir tempkime ją į Canva. Jeigu šis būdas jums nepavyko arba yra nepatogus, tai galite įeiti kairės pusės meniu, spausti įkelti failai, paspauskite įkelti failus, nurodykite aplanką, kuriame turite savo nuotrauką, spauskite ant nuotraukos ir spauskite Open. Ir nuotrauka įkris į jūsų atsisiuntimo aplanką. Tada ateikite į kairės pusės meniu, įkelti failai, pasimkite nuotrauką, kurią įsikelite ir tempkite į apskritimą. Laikykite nuspaudę kairį pelės mygtuką ir jo nepaleiskite iki kol jis neateis iki apskritimo vietos. Matome, nuotrauka įkrito, galime dar 2 kartus spragtelti kairių pelės mygtuku ir nuotrauką pasididinti, pasikadruoti ir kai viskas tinka, spragtelkime šalia. Tai dar pavyzdys, pavyzdžiui, pasiemu kažkokią nuotrauką iš savo įkeltų failų, turiu nuotrauką, ją tempiu ir paleidžiu pelę tik tada, kai nuotrauka atsiranda apskritime. 2 kartus spragtelsiu kairiu pelės mygtuku ir paimsiu už kampe esančio kamuoliuko, jį pasididinsiu nuotrauką ir pastumsiu per centrą. Kai jau man viskas tinka, galiu spausti kairę pusę Done arba spragtelti kairiu pelės mygtuku. Kai jau norėsite atsisiųsti nuotrauką, kurią įsikėlėte, tai pirmiausia parašykite viršuje pavadinimą, o tada ateikite į mygtuką Dalintis, dešinėje pusėje viršuje, spauskime Dalintis, atsisiųsti, pasirinkime failo tipas PNG, nurodykime kelintą puslapį, spauskime Atlikta ir atsisiųsti. Ir jūsų nuotrauka apskritime įkris į jūsų atsisiuntimų aplanką. Štai. Tikiuosi, jums šis video patiko. Neužmirškite apsilankyti mano Facebook'o puslapyje Canva mokymai. Neužmirškite paspausti patiktuko. Galite sekti mano YouTube'os kanalą. Tai paspauskite subscribe, taip įkvėpsite mane ir toliau kurti visokiausias pamokas apie Canvos galimybės lietuvių kalba. O jeigu norite išmokti daugiau dirbti su Canvos programa, tai apsilankykite mano svetainėje edukursai.lt, kur rasite įvairiausius mokymus, tai ir Canvos, ir ne tik Canvos, įrašytus labai išsamiai ir nuosekliai. Tai tiek šiam kartui ir lengvo kūrimo su Canva.